Pats konstitucijos pakeitimas visais atvejais prieštarauja konstitucijai. Paneigimo konstitucija buvusi, atsiranda naujas konstitucijos tekstas. Atsakymas toliau, kaip žmonės balsuos. Mano supratimu, čia buvo didžiulė problema su politiniam partijom, kurios, kaip ir tikėjosi, kad niekas tų parašų nesurinks, 100 000 tikrai daug, ir jokio to referendumo nebus. Ir, sakykime, tas nutylėjimas pats, kaip sakant, geriausias žodis prieš tą referendumą idėją. Palaikymų, tai praktiškai iš partijų buvo labai mažai, reiškia bendro skaičius. Kai mes padėję ranką ant konstitucijos, kuris yra tiesiogiai taikomas aktas, ir jis tikrai mums yra pirmoje eilėje, taip pačioje svarbiausioje, mes prisiekėm kam? Pamastykime. Vieni prisiekė vienam Seimo pirmininkui, kiti prisiekė kitam Seimo pirmininkui, bet mes prisiekėm ne asmenį. Mes su tuo asmeniu tikrai neturim nieko bendro ir mūsų priesaika su tuo asmeniu nesaisto. Tai su kuo mus saisto mūsų priesaika? Toks retorinis klausimas ir manyčiau, kad 320 000 parašų, tegul jie ne visi yra tinkami, bet tai yra tam, kam mes esame prisiekę. Visų pirma, pats pranešėjas Jonas Udrys patvirtino, kad suvereno teisė yra nekvestionuojama ir ji tebegalioja. Primenu, kad pirmas konstitucijos skyrius Lietuva yra nepriklausoma ir demokratinė respublika yra nepakeista. Jeigu atsiranda klausimų, tokių kaip gerbiamas Rokas Stabingis užduoda dėl projekto prieštarimo konstitucijai, manau, kad gerbiamas pirmininkas atsakė į šį klausimą. Kiekvienas projektas, kuris netitinka konstitucijos, be abejo, arba jo nėra, arba jis prieštarauja. Tačiau suvereno teisė suteikia teisę tautai būtent tai spręsti ir konstitucija nepakeista. Tačiau aš neaptarinėsiu šiandieną tų populistinių argumentų, kad toks balsavimas referendume reikštų išstojimą iš Europos Sąjungos, nes ir stojime nebuvo surinkta privaloma 75% sąrašinių, o tik tai 57% balsų. Tačiau esminis klausimas yra kitas. Jeigu pasikeičia konstitucija taip, kad jinai netitinka stojimo sutarties su Europos Sąjunga, va štai ką aš noriu gerbiamų komisijos narių dėmesį atkreipti. Tai nereiškia, kad įvyksta kažkokia katastrofa ar tragedija. Tai reiškia, kad mūsų valdžia atsižvelgdama, atstovojamoji valdžia, atsižvelgdama į mūsų tautos sprendimą, privalo jį vykdyti. Europos Sąjungos sutartis jau buvo keista. Pavyzdžiui, Lisabonos sutartį priėmus. Buvo keista. Tai reiškia, nėra tabu. Apie tai atvirai šneka ne viena šalis. Ir mūsų valdžia privalo tada derinti šią nuostatą įtvirtintą konstituciją su Europos Sąjunga. Kaip seksis, čia kitas klausimas. Bet niekas nesuteikia teisės ignoruoti tos valios. Ir noriu tiesiog jau baigdamas pasakyti keletą dalykų. Dar vienas esminis. Yra mūsų konstitucijoje ir įstatymų visoje teisėkūroje numatytas mechanizmas, kaip viskas veikia. Referendumas įvyks įstatymų, kurį priims Seimas, bus jis patvirtintas. Šito įstatymo konstitucingumą, jeigu kažkas jį skųs, tikrins konstitucinis teismas. Tai nesumaišykim dviejų dalykų. Yra mechanizmas numatytas, nereikia bijoti. Tautos valia yra, suvereno teisė yra, neatimta, jos negali atimti nei Seimas, nei VRK, nei vyriausybė, nei prezidentas, niekas. Tik ji pati gali savo valią keisti. Ir mechanizmas, kaip įstatymo įgyvendinama, yra. Prašau, ne šitą stadiją diskutuoti apie konstitucingumą. Ir baigdamas, aš norėčiau kviesti, gal aš ne viską žinau, bet aš žinau tai, kad iniciatyvinę grupę formuoja ir partijos siūlydamos savo narius
Seimui patvirtinti VRK nariais. VRK. Taip, tai dabar žiūrėkite, gerbėmėjai, aš šiuo atveju gerbiamą Valdą Benkunską kreipiuosi baigdamas pasisakymą, kadangi jūs delegavusi partija pasakė būtent dėl šio balsavimo savo nuomonę viešai, vadovybė partijos, aš kviečiau jūs labai parodyti korektišką elgesį ir nedalyvauti šito klausimo balsavime. Jeigu yra ir kitų, tai aš manau, aš nepertraukinėjau jūsų. Aš tik padėkoju. Aš ačiū, kad supratote. Tai labai normaliai kviečiu, nes tai yra jau ir korektiškumo klausimas. Ir pilietiškumo beje. Ačiū už dėmesį ir linkiu pabaigti Vyriausiai rinkimų komisijai savo užduotį pagal Juliaus Jasaičio teisingas pastabas. Aš noriu pastebėti, kad mes įstynėm grupę atstovavome Lietuvos suvereną, mūsų atstovavimo dokumentų pas jūs pilnos pintos. Aš manau, kad tai nesukelia abejonių. Taip pat aš manau, kad jūs visi žinote Konstitucijos 5 straipsnio pasakymą valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Tai iš esmės balsavimo motyvai bus na, skleisti balsavimą pritarti, reiškias, pažymai, reiškias, ar nepritarti iš esmės. Dabar pasiūlymų kokio redakcinio pobūdžio dėl pačio nutarimo, kaip aš matau, nėra, taip. Niekas nesiūlė. Jeigu bus pažymai įprata, tada. Reiškias, tai dabar yra iš dalies iniciatyvinės grupės atstovaujančio advokato Dambrausko gautas prašymas, kad į protokolą būtų įrašomi, kas balsavo. Tai aš noriu pasakyti, kad pas mus tas paprastai ir daroma yra. Aš nežinau, ko mes matyti, tikrai nenusiteikę jokių būdų slėptis nuo to balso. Ir čia, reiškias, kurie kalba, reiškias, na, su gąsdinimu, tai aš manau, kad komisijos narių turėtų paveikti. Na, jeigu kas nori pasakyti dėl balsavimo motyvų, prašau, visi pasisakė ir aš savo poziciją esu išsakęs. Jeigu dar kas nori, tai prašau. Ne? Balsuojame. Tai gerai, tai reiškias, prašom tada pakelti rankas, kas balsuoja, reiškias, už šią pažymą, kad ją palaiko. Prašau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tai yra pusė komisijos narių. Taip. Ir dabar kas prieš balsuoja? 1, 2, 3. Kas susilaiko? Aš prieš. Tai atsiprašau, pakelkite rankas, kas prieš. 1, 2, 3, 4. Reiškia, ir kas susilaiko? 1, 2, 3, 4. Ir komisijos pirmininko daliai teko vėl nedėkinga situacija, kodėl balsas tapo lemtis. Sprendimas yra kolegos tada nepriimtas. Taip? Sutinka su sprendimu. Reiškia, sprendimo nėra ir aš tada labai noriu prašyti, reiškia, iniciatyvinės grupės narių, kurie tikrina parašus, kiek galima juos paruoščiau ir greičiau patikti. Kad po to, reiškia, dabar mes tikriname. Varka narių, taip, varka narių, aš suprašau, iniciatyvinė grupė čia. Yra sprendimas nepriimtas. Tai ne mes tikrinsim, rašybos ekspertai. Ir, reiškia,